gerą dieną, 100 metų. Mes sveikinamės jau po, 4 mėnesių, 5 mėnesių po savo kelionės į Ispaniją ir šiandien su Gabija nusprendėme, kad būtų gerai, kol dar vyrauja vasariški orai, nors nesvarbu, kad jau rugsėjo pirmosios dienos, aplankyti Lenkiją. Kaip matote iš mano fono, mes nesame savo autobusiukio, nusprendėme vykti su lengvąja mašina, kadangi taip sugalvojame ekspromtu. Vakar dieną net rezervavome nakvynę, kuri bus Zakopanėje, tai šiandien yra rugsėjo 10 diena ir be 29 ryto. Ir mūsų tikslas šiandien yra pasiekti Zakopanę. O pačioj Lenkijoje mes planuojame aplankyti taip pem ant pem. Pem paskirsime lankytiniam objektam, tokiem kaip pavyzdžiui Aušvico stovyklą planuojame, Veličkos druskų kasyklos, bei jeigu orai leis, kadangi jau matome ateina ganėtinai nemaži lietus iš pietų, nes jau, man atrodo, vakar užvakar Lenkijoje lyjo Zakopanėje, tai pataikėme ant maždaug tokio sausesnio lango. Tai ką, dabar pirmą judame į degalinių įsipilti kuro, nes man atrodo, Lenkija, kiek skaičiau pagal komentarus, maždaug apytiksliai vienodas kainos, ir traukiam į užsienį. Ir atvykstam į degalinę ir kas man labiausiai patinka keliaujant per Lenkiją, tai palyginti kuro kainas. Lietuvoje, nežinau ar matosi ar ne, per medžius. Dizelio kaina yra €31, aišku, bus su nuolaido kortelė, tai €29. Tai užpilam pilną baką ir traukiam į kelią. Kuro kaina gavosi €8 su kapeikomis. Ir su esamu kuro baku galima nuvažiuoti 808 km, nes vidutinės sąnaudos yra kažkur apie 7,5, magistralė geriausiu atveju apie 7 dizelio. Pirma mūsų tokia sustojimo stotelė, važiuojant link Zakopanės yra, sekundėlė, netoli miesto radom, kurio mes dar neradom. Tai esmė tame reikėjo įsipilti kuro, kadangi buvo pusė bako ir mačiau, kad galima pasiekti Zakopanę, bet užsipilsim dabar ir paskui realiai tik tai jau grįžinėdami atgal į Lietuvą. Tai konvertavus kainą, beje mes pylėmės Orlen degalinėje, tai 1 litro dizelio kaina buvo €55. Lietuvoje šiuo momentu, man atrodo, dizelio kaina Neste yra apie €28, tada kai neseniai pyliausi. Tai va tiek, truputį užkandome, atlikome gamtos reikalus tualete ir traukiame toliau. Matau, dabar yra prieš 5 valandas, tai spėsime pačiu laiku maždaug apie 9 vakaro pasiekti Zakopanę. Oras nuostabus, aišku kaip nuostabus, jau nebe vasariškas, o rudeniškas, tačiau galima, kaip matote, būti su maikė. Judam toliau kelią. Dabar yra 10 valandų vakaro Lietuvos laiku. Atvykom į savo nakvynės vietą, aišku. Per daug sunku kažką parodyti dabar tamsoje, tai pažadu tą padarysiu rytoj ryte, bet mes su Gabija nusprendėme, kad tikrai kaina gera, labai malonus aptarnavimas, kas keisčiausia, kad labai tvarkingai priimantis asmuo kalbėjo anglų kalba, nors čia, kaip supratom, yra apartamentų kompleksiukas, toks vadinkime kaip įprasta Lietuvos pajūryje. Ir štai kaip atrodo. Lovytė, tvarkingas dušas su tualetu, kampelis padirbėt ir mūsų mini virtuvėlė, kur Gabija jau dėlioja visus produktus. Prisipirkome, aišku, dabar tokių šunekiukų, nes buvo netoli Delikatesi, atrodo taip vadinu, parduotuvę. Ir ką, šiandien ir rytoj žygių užteks, o paskui mūsų suksime visų pamėgtą bedronką, manau. Tai va tiek ir pasimatome neužilgo ryte. Labas rytas, mes jau išmiegoję, papusryčiavę. Oras už lango, to fokusuoja, nuostabus. Kalno viršūnėje
praneša kažkur apie 10 šilumos, tai reikia biškiau šilčiau apsirengti. Beje, neminėjau, tai mes eisime į Kasprovi Vyrch. Mes jau ten esame buvę realiai praėjusių metų gruodžio pabaigoje prieš naujuosius, tačiau buvo užėjusi labai stipri pūga. Dėl to nelabai kas ir matėsi, dėl to su Gabe nusprendė pabandyti antrą kartą. Tai va, galvojam pasistatyti mašiną netolies esančiam parkinge, užžygiuoti viršų ir paskui priklausant nuo oro sąlygų ir laiko arba nusileisti su keltuvais, arba nusileisti kojų pagalba žemyn. Bet apie tai plačiau paskui papasakosime jau vietoje. Štai kaip atrodė mūsų parkingas ir štai kaip atrodė namas. Ir dabar dar pasidomėjau, kad artimiausi parkingai nuo žygio maršruto pradžios yra mokami, man atrodo, apie 20-30 zlotų. Bet didžioji problema, bent kaip skaitau pagal atsiliepimus, kad viską galima atskaityti tik tai grinaisiais ir tik tai zlotais. Arba buvo galima vienam parkingai netgi rezervuoti internetu, bet ten galima tik tai tą rezervaciją atlikti dieną prieš patį rezervavimą. Tai, pavyzdžiui, šiandien mums norint varyti už pusę valandėlės jau nebėra galimybės, tik tai rytoj. Tai dabar nusprendėme, kad tiesiog vyksime link tos vietos ir žiūrėsime, kur galima būtų prisiparkuoti, nes esmė tame nuo mūsų nakvynės vietos iki tų netoliese parkingo esančių yra apie valanda kelio, jeigu eitume pėsčiomis. Tai biškai gaila dienos laiko ir važiuojam. Šiaip netaip suradom parkingą. Va tokioje aikštelėje. Kaip žiūrėjome, čia kilometriukas yra iki žygio starto pradžios ir parkingas, kaip ir nemelavo, kainavo 30 zlotų visą dieną. Ir privalumas tame, kad leido atsiskaityti kortelę. Tai va tiek, ir dar galvom palikti gatvėje, bet mums pasiparkavus ir ieškant kitaip mokėti už gatvės parkingą, tai į mūsų mašiną įsirėjome kitas. Bet su kabliu ir nieko blogo nebuvo, tai tiesiog nusprendėme geriau į uždarą aptvertą aikštelę, vis bus šiek tiek saugiau. Nes jau buvo lygiai gretus parkingas, o čia jisai yra toksai. Pamiršau, kaip žodis vadinasi. Gavė pasveikinti, tu vlogą nematyto. Sveiki. Tai va tiek ir judam dabar susimokėti už įėjimo mokestį į patį parką, kurio kainą pasakysi vėliau ir pradam žygį. Šiek tiek jau įpusėjome į stačiausią lipimo dalį pradinę ir esmė tame galvoju dabar pafilmuosim, nes visiems kažkaip nemalonu prie kitų žmonių eiti ir vloginti. Mes dar neperlipam tokio, sakykime, minimalaus diskomforto, bet esmė tame. 2 bilietai kainavo nusipirkus būdelėje 20 zlotų, teisingai? Taip, kas gaunasi apie 2,30 €. Ir kiek matėme, galima nusipirkti internetu. Tai manau, rekomenduotume, kas lankotės vasaros mėnesiais, kadangi tikrai turėtų būti nemažai eilė. Dabar buvo realiai gal 10-15 žmonių prieš mus ir per 10 minutėlių ta eilė ir dingo. O mes einame dabar tokiu gražesniu takeliu. Toliau, kiek mes atsimename, bus jau praretėjimas ir bus daugiau gražių vaizdų. Aišku, aš droną esu pasiėmęs į šią kelionę, bet kiek domėjausi, pasienyje ir Tatrų regioniniam parke negalima kelti, nes galima sutrikdyti gyvūnėliams, paukščiams ir panašiai. Dėl to nerizikavau. Manau, gal nebent toliau kur nors pavažiavus į Zakopanės bus galima pakelti. Tai va tiek, o mes žygiuojam į viršų. Aš dabar filmuojuosi tokiu momentu, kad žiūrėti į apačio kamerą viršų, nes labai stiprus vėjas. Tačiau norėjau parodyti, kad kurioje vietoje galima net organizuoti čionais vestuvės. Va ten va. O šiaip tai apibendrinus, pats žygis per daug nėra sudėtingas, bet įpusėjus jau yra labai status nuolatinis lipimas. Dėl to labai matosi, jeigu šiek tiek ir nuolaidžiavai sporto salėje su kojų diena. Įveikėme sėkmingai savo žygį ir užkopėme viršų. Gabė buvo įsijungusi žygiavimo programėlę laikrotyje. Tai užtrukome 2,5 valandos ir apie 7 km, kas galėtume ganėtinai, sakykime, geriau negu vidurkis. Ir džiaugiamės, kadangi šiek tiek įmanoma pažiūrėti ir kaip atrodo visa panorama. O dabar nusprendėme dar šiek tiek, kol orai leidžia, nes biškai pranašavo paskui Lietuvą po pietų labiau.
Tai pasivaikščiosime kalnų viršūnėmis ir pasimėgausime geru oru ir super vaizdais. Nu ir aišku, čia nepasivaikščiojimas parke, tai ir filmuoti, ir lipti, ir kalbėti yra ką veikti. Aišku, nereikėtų šitos vietos nurašyti, net jei ir esate prastesnio pasiruošimo, kadangi galima užkilti ir su keltuvais. Dabar kainos tiksliai nežinau, tai parašysiu apačioje. Ir aišku, su mažais vaikais. Su Gabija mes irgi kalbame, kad mes esame žygeiviai 3000. Kadangi didžioji mūsų ekipuotė visą žygiavimą yra likus autobuse, mes šiandien atvykome, ne šiandien šią kelionę atvykome su lengvąja mašina, tai realiai joje nieko neturėjome. Tai dabar tiesiog Gabija pasitiesas į striukę, aš tiesiog sėdžiu ant akmenų, nes dar jaučiu, kad jie šilti nuo saulutės. Valgome šokolado, nes šiek tiek reikia kalorijų ir žiūrime į tokį vaizdą. Vėjelis aprimo, tai sakykime, ganėtinai faina. Ir dar pirmą planavome, kad laiką taupyti leisti su funikulieriumi, kuris randasi tenais. Tačiau galvojame, oras geras, laiko turime, skubėti niekur nereikia, nes šiandien mes per daug ir nieko daugiau nesam suplanavę. Tai dar pavaikščiosime čia viršūnėmis ir po truputį trauksime žemyn ir galvojame, kažką reikės Lenkijoje rasti papietauti, kadangi visi čia yra Lenkija, maistas yra pigesnis, tai kodėlgi ne ir pasilepinu savęs. Tai va. Labas rytas, mes jau kelyje. Teko gana anksti išsiruošti, nes iki 10 turėjom palikti savo apartamentus, tai jau judame. Dabar planas yra išvažiuoti iš Zakopanės ir susirasti, kur galima legaliai pakelti droną. Nes kaip ir tikrinome, bet dar nesupratome, kur tai galima padaryti, tai tiesiog pasiieškosime vietos. Šiaip mašinų gana nemažai, parkinguose irgi pilna, tai dar turėtų būti nemenka problema, kur pasistatyti mašiną, kad galėtume tai padaryti. O toliau planas yra keliauti link Aušvico, koncentracijos stovyklos, vėliau link Veličkos druskų kasyklos. Tačiau bilietų internetu dar neužsisakėme, nes nežinome, kaip mums seksis iki ten nuvykti ir kuriuo metu tenais būsime. Tai tiesiog bandysime vietoje ieškoti bilietų. Atvykome iki Aušvico, tiesiog dar nefilmavome, kur palikome mašiną, apie mašiną biškį vėliau papasakosime, bet bandėme įsiaiškinti, kur galima įsigyti bilietus, jeigu nesate to rezervavę internetu. Tai galimybė yra tokia, tačiau reikia vykti iki Aušvico pirmojo, nes ten tas antrasis yra, kur tokie traukinio vagonai, ne vagonai, bėgiai einantis link pastato, tai ten skaitosi jau kita patalpa ir tenai jau galima patekti tik tai, turint jau įsigijus bilietus, ar tai internetu, ar tai fiziniai vietoj. O patys bilietai kainavo 220 zlotų. Ką Revoliutas man išmetė yra 51 euras ir jeigu norite be gido eiti į tas, kaip sakykime, muziejaus patalpas, galima tik tai ne anksčiau 4 valandos jau popiet. Todėl mes atvykę esame 1 valandą, dėl to teko pirkti jau ekskursiją su gidu. Gerai, kad pasisekė, kad dar buvo vietų į anglišką ekskursiją ir dar gavome tokias korteles, kurias reikės užsilipdyti ant striukės, kad taip gidai atskirtų, kad mes esame įsigiję ir kuriam laikui, kad žinote, nebūtų galima, kaip sakant, išsilieti į kitą srautą, kur tau nepriklauso. Tai va tiek. Grįžome pas savo ekskursijas, pagal parkingo bilietėlį matome, kad atvykom 12 valandą, o išvykstame po 5. Esmė tame apie pačią ekskursiją papasakosiu neužilgo, tačiau norėjau parodyti dar patį parkingą. Kad prie antrojo Aušvico muziejaus yra toksai nemažas ganėtinai parkingas, kaina yra 40 zlotų visai dienai.
tai, sakyčiau, gal ganėtinai gerai, nes matėme, kad ir arčiau yra Biedronkos parduotuvė, bet taip nesupratom, ar ten mokama ar nemokama jinai. Ir kartu buvo tokia, kaip sakykime, vachurėlė stovinti su ryškia spalvė liemenė, kur kainos irgi nenurodytos už parkingus, bet aišku, mums be važiuojant rodė, kad važiuokit čia, važiuokit ten, bet mes važiuojam tiesiai pagal navigaciją. Tai va tiek, tai jeigu norite pasiparkuoti netoli muziejaus, tikrai rekomenduojam šią vietą. Dar mažą ką parodysiu čianai Google Mapsuose iškarpą. Kaip matote, mes jau ne automobilyje, o namuose, apartamentuose, kur mes nakvojame. Dabar jau yra kita diena. Tai galvoju, dabar biškai šiek tiek papasakosiu apie Aušvico stovyklą. Tai pirmas dalykas. Galima bilietus įsigyti internetu arba gyvai. Mes įsigijome gyvai, kadangi nelabai tiksliai žinojome, kada galėsime atvykti į tą vietą. Kadangi vis vien vykstant iš Zakopanės į tą vietą, man atrodo, buvo ne valanda, 2 valandos kelio, o tik 100 kilometrų. Tai ir galvoju, maža kokie remontai, spūstys ir panašiai. Tai įsigijus vietą jisai ne ką brangiau kainavo. Čia pačia prašau kainą, nes dabar šią momentą tiksliai atsimenu. Ir pasirinkome apsilankymą su gidu. Galima apsilankyti ir be gido, tačiau tas galima anksčiausiai nuo 4 valandos vakaro. O mes buvom tada atvykę kažkur apie 12:01 dienos. Gido kalbą galima pasirinkti iš kelių variantų. Tai yra lenkų, vokiečių, prancūzų, ispanų ir anglų. Lietuvių nėra. Įtariu, kad grupės nesusirenka, tai maža ką galite pagal save prisitaikyti. Ir pati ekskursija trunka apie 3 valandas. Atvykite į Aušvico pirmąjį muziejų, ten matysite yra Auschwitz-Birkenau, ten tas antrasis jau, kur mes pirmą atvykom, netoli pasilikome mašiną pastatyti, kur matėte iš pirmo esančio vaizdo įrašo, tačiau galima tą atlikti ir prie pirmojo. Kitas privalumas yra tame, kadangi po pirmojo muziejaus turo, kuris truko ten apie 1,5 valandą, ir duodama 10 minučių pertrauką, kad galite nueiti kažką nusipirkti, pavalgyti į tualetą, ir paskui yra nemokami autobusų reisai, kuriais galite važiuoti tarp 2 muziejų. Tai prigidė mums pasakė, kad po 10 minučių po pirmo muziejaus turo susimatome stotelėje ir valipsim šitą autobusą ir be jokio papildomo mokesčio mus nuvežė tenai, man atrodo, už 3 km iki antrojo to muziejaus. O apibendrinti tai, atvirai pasakius, mums patiko, aišku, istorija tokia, kaip sakykime, nėra pati gražiausia, tačiau visiems faina tą dalyką sužinoti, kaip visą tai vyko, kur žmonės gyveno ir kaip jie gyveno. Na, sunku labai tą perteikti vaizdais ir žodžiais, tačiau todėl labai rekomenduojame jums ten apsilankyti. O šiandienos planas yra vykti į Veličkos druskų kasyklą. Mūsų apartamentas buvo Krokuvoje. Kainuoja 55 eurus, toks, sakykime, minimalistinis vieno kambariuko naujai įrengtas butelis. Tai dabar yra po 9 valandų šiek tiek, iki 10 mums reikia išsikrausyti ir mes dar galvojame, mums Veličkas yra 1 valanda ir dar mes labai norime aplankyti Krokuvos senamiestį. Tai važiuosime spėjom ir nespėjom, nes Gabė vakar pasiskaitė nemažai atsiliepimų apie Veličką, kadangi jeigu ten vėluoja nors ir 1 minutę, tai gali tavęs ir neįleisti. Ir kiek Gabė liktai skaitė, kad tenai yra problemų su parkingais, dėl to geriausia biškį šiek tiek užsimesti laiko ir atvykti tenais anksčiau. Tai va tiek. Realiai iš Krokuvos nieko nepafilmavome, nes visų pirma buvo prastokas oras, migla tokia minimali. Čia nežinau, ar matosi per langą. Tai ir galvom, nieko per daug ir nepateiksime nuo žemės. Dėl to pasivaikščiom valandėlę, sėdome automobilį, atvažiavom į Veličkos druskų kasyklas. Ką ir pirmą minėjau, kad taip, problemų yra su parkingu. Kadangi 2 pirmas aikštelės, kurias matėme įvažiuojant jau nusukus labiau realiai link Veličkos, tokia kaip sakykime gatvelė, kur randasi ta pati kasykla. Viena buvo su išlaužytais aparatais, tai realiai neveikiant ir buvo pilna automobilių. Antra aikštelė buvo, matėme, kad su parkomatu, bet jinai buvo pilnai užgrūsta, kad net ant šaligatvių žmonės stovėjo, kur dviračius galima parkuoti tiesiog, arba net ant pievelės. Trečia parkingo vieta pamatėm, tuščia, nes yra netgi šviečiantis LED ekranas ir P raidė mirksinti. Bet tik tai davažiavus į sukimą pamatėme, kad kaina yra 150 zlotų. Dabar nežinau, kiek jisai čia yra, pavertus eurus, tai čia paskaičiuosiu pačioje. Čia visai parai, tai nusprendėme, kad tikrai per didelę sumą ir atvažiavome į netoliese esantį šalia parkingą. Toks jisai čia, aišku, jūs dabar nematote, tačiau mes prisiparkavome šiek tiek ant bordiūro, bet, kaip matote, virš prieki mūsų irgi Volkswagen Up, kuris irgi nebijo užlipti ant tokio, sakykime, nemažo aukščio. Ir dabar mes dar turime
realiai gerą valandą su trupučiu, kol prasidės mūsų turas. Tai tiesiog galvojame, šiek tiek pasidėsime automobilyje ir ir judėsime link druskų kasyklų. Atvykome prie Veličkos druskų kasyklos įėjimo, matote už manęs, ir principas tame, kad yra skirtingos eilės. Čia yra įėjimas jau su bilietais, jeigu turite lenkų kalbą, tenai vokiečių, prancūzų, ispanų, ir iš kitos pusės bus anglų. Tai irgi, kad nepasimestumėte, nes mes dar pakankamai ilgai ieškojome kur, kaip kas, nes ir anksčiau atvykome, tačiau viskas gerai. Ir dabar jau stosime eilutę ir lauksime įėjimo į vidų. Mes jau po druskų kasyklų, aišku, tenai per daug nieko mes ir nekalbėjome, kadangi būtų jaučiu sunku girdėti per kamerą. Tačiau stengiamės kiek įmanoma to parodyti, nufilmuojant skirtingus vaizdus. Ir dar viena svarbi informacija, kad matėte pradžioje, kur buvo nusileidimas laiptais, tai nebijokite, atgal yra pakilimas su liftu, tačiau daug kas išgirdome labai nustebo, kad yra nuo pabaigos maršruto dar 1 kilometras ėjimo per tunelius, kas mums su Gabija ganėtinai labai patiko, toks įdomus experiences, ir dar Gabija nusipirko lauktuvių. Čia labai tikimės, kad čianais yra vietinio verslo, nes yra logotipas iš Veličkos. Tai va, čianais yra kūno šveitiklis ir kūno losjonas. Tai aišku, vienas lauktuvėm, o gal savo ir panašiai. Nes kaip gidė mums pasako, kad tai yra viena iš seniausių druskų kasyklų, kurios dar veikia iki šiol. Nes esmė tame dar, man atrodo, pamiršau faktus, apie 15 milijonų tonų druskų vis dar išgauna kasmet. Aišku, patikrinsiu apačioje, kad nesumiluočiau jums. Tai galvojame, kad reikia išbandyti, tiksliau Gabija pagalvojo, kad reikia išbandyti tokios jų vietinės produkcijos. O mes dabar traukiame link automobilio ir manau, kad tuom pabaigsime savo kelionę, kadangi oras, kaip matote, už mūsų jau nebe vasariškas, o jau grynas ruduo. Ir visien, ar anksčiau ar vėliau tektų grįžti atgal į Lietuvą. Tai va tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir Iki kitų kartų. nepasimetė. Iki.